JAV karinė intervencija į Venesuelą turi vieną esminę problemą. Ir ne, tai nėra, kad oi, čia JAV užpuolė ir pagrobė suverenios valstybės lyderį. Ne. Pagal tarptautinę teisę Maduro iš tikrųjų buvo nelegalus vadovas, nes jisai tiesiog pavogė rinkimus ir niekas jo tarptautinėje erdvėje nepripažino. Ir tam tikrą prasme, aš manau, kad jeigu JAV būtų dažniau ir aktyviau kovojus su tokiais apsiskelbusiais diktatoriukais, galbūt mes dabar pasaulyje nebūtume tokio šudinoj padėti, kokioje esam. Tad kitaip tariant, šituo prasme aš visiškai palaikau šitą JAV ėjimą. Žymiai didesnė problema yra susijusi su pačia JAV vidaus politika ir tuo, kaip veikia JAV konstitucija. Nes matot, pagal JAV konstituciją ne prezidentas, o kongresas nusprendžia, kur ir kada naudoti kariuomenę, o prezidentas, būdamas vyriausiojų kariuomenės vadu, yra atskaitingas kongresui ir tiesiog prižiūri, kaip kongreso valia yra pildoma. Tik tai problema yra ta, kad šiuo atveju ne tik, kad nebuvo atsiklausta kongreso, ar galima Venesuelai naudoti kariuomenę, pasirodo, kongresas iš viso net nebuvo informuotas. Ir tai yra problematiška. Nes taip, galbūt galima sakyti, kad kadangi Maduro buvo tiesiog nusikaltėlis ir tai nebuvo karas, o tiesiog specialioji operacija suimti nusikaltėlį, kad galbūt tai nebuvo kažkoks labai didelis dalykas ir galbūt visa tai yra prezidento jurisdikcijai. Tada buvo pačios Trumpo aplinkos pareiškimas, kad kongresas nebuvo informuotas, kad nebūtų informacijos nutekėjimo, kame tarp kitko irgi yra kažkiek tiesos. Bet tuo pat metu tai kelia klausimų dėl to, kiek iš tikrųjų galių JAV prezidentas šiais laikais turi, kiek šių galių naudojama prižiūri kongresas ir ar visa šita situacija nėra dar vienas valdžių pasidalymo degradacijoje JAV pavyzdys. Nes kaip bebūtų, jeigu JAV prezidentai, net nesvarbu Trumpas ar kažkas kitas, tiesiog pradės eiti per pasaulį, vykdamas vienus ar kitus kovinius veiksmus, visiškai nesiklausęs kongreso, ką jis šiaip turėtų padaryti, tai gali vesti prie vienokių ir kitokių problemų ir ganėtinai pavojingų situacijų. Tad galim tikėtis, kad JAV teisėkūra šitoje vietoje įsijungs į aukščiausią pavarą ir visi šitie klausimai beigi neapibrėžtumai bus atsakyti, o daugiau tokių atrodytų beprecedenčių situacijų mes neturėsim.